Sveiki, jūs esate kanale Maisto gaminimas ir šiandien mes gaminsim labai skanų citrinų kokteilį. Taigi pradedam. Ir dar, kol nepamiršau, prašau, užprenumeruokite mano kanalą ir statykite laikus. Taigi pradedam. Taigi, kad mes turėtume rūgštų saldų citrinų vandenį, mums reikės vienos citrinos, paprasto vandens, pas mane tai yra tyche. Jeigu turite gazuoto vandens, bet nebūtinai, ir puodelis, kur mes viską tai dėsime. Citrina gali būti ir pilna, pas mane buvo tik pusė citrinos. Taigi vat, papjaustom ją. Jeigu reikia, kad būtų suaugusi ji, jeigu jums reikia pagalbos. Bet man nereikia. Atsipjaunam porą griežinėlių. Man užteks ir tiek. Ir perpjaunam tai dar per pusę. Ir dedam viską į mūsų gražų puodelį. Ir perpjaunam dar per pusę. Ir dar per pusę. Ir dabar pas mus jau yra paruošti gabaliukai. Kol kas atrodo dar nelabai, bet nieko, tuoj susitvarkysiu ir sugrįšiu. Aš sugrįžau, dabar paimam citriną ir išspaudžiam biškį sulčių. Spaudžiam sulčių. Aš išspaudžiau, dabar ir vėl palaukite ir sugrįšiu. Aš ir vėl sugrįžau. Dabar paimam ir įpilam paprasto vandens. Paliekam daugiau vietos. Paimam gazuoto vandens. Jeigu turite, tai dar pakratykite jį. Dar pakratykite ir tada bus dar geriau. Matote, kaip gazuojasi. Aš prisimenu, vieną kartą dariausi tokį limonadą. Ir pas mane buvo daug gazuoto vandens. Tai aš atidariau. Ir pas mane tiesiog ten putos pradėjo bėgti. Nepergyvenkite, nepadauginsite tikrai. Ir viską užsukam. Viską užsukam ir ištraukiam mėtas. Pas mane buvo tik sausos mėtos. Va tokios vat. Bet nieko baisaus, tiks ir tokios. Viską įdedam. Jeigu jūs norite ten stipresnio skonio, galite pilti daugiau gazuoto vandens. Bet aš nenoriu labai gazuoto, taigi įdėjau nedaug mėtų. Ir dabar paliekam kokiom 3-10 minučių,
kol mėta sureaguos ir būtų skaniau. Taigi, trumpa pertraukėlė. Aš sugrįžau. Mėtas jau išbrinko ir atėjo laikas ledukų. Girdite? Čia taip sulimpa. Ir viskas. Jūsų super puper limonadas paruoštas. Pažiūrėkite tik į jį. Mes to įgersime ir aš įvertinsiu. Geriam. Kaip skanu. Labai skanu. Labai skanu. Pas mane jau ledukai ištirpo. Ledukai ištirpo, bet nieko baisaus. Dabar atrodo tiesiog taip. Bet vis tiek tai labai skanu. Visiems rekomenduoju. Ir iki kito vaizdo įrašo. Iki.